Labas rytas iš Danango. Einu išsinuomot pirdą ir lėksim į kalnus. 30 minučių už miesto ribos. Tai rodė, kad šiandien visą dieną lyja, rytoj visą dieną lyja, bet nežinau, kol kas nelyja, tai naudojas progą. Lėkiam apžiūrėti, kas čia yra gero tam Danangė. Tai neparodžiau, kokį mopedą aš čia pasiėmiau. Už visą dieną sumokėjau 105 štukų, kas yra 5 eurai. Bet kadangi toks mažas, šiaip pagal viską turėčiau sėdėti ant šitos vietos, bet sėdžiu čia va gale. Dabar atvažiavau į Baną kalnus, pasikelsim, kur yra įžymus garsusis auksinis tiltas, kurį laiko akmeninės rankos. Nu tai žodžiu, atvariau vėl, kaip sapui, varysiu viršūnę, o viršūnį nieko nesimatys, nes debesis ir lietus. Nu, bet nėra kito pasirinkimo, nes saulės nerodo visą savaitę. Tai arba varau, arba iš viso tada nevarau. O bilietas kainavo 905 tūkstančių, kas yra 32 eurai beveik. Čia yra visas žemėlapis. Mes esame čia, mums reikia pakilti iki B2, pažiūrėti auksinį tiltą, tada kilti viršų, ten viršui kažkoks iš visas miestas ant kalno pastatytas. Tai nežinau, kažkiek paslampinėsiu viršui. Aš jau viršui ir čia yra auksinis tiltas, kur visiškai nieko nesimato. Nuostabu. Šiaip pagal viską nuo šito tilto turėtų matyti visą Danango miestą, jūrą ir taip toliau, bet dabar va, kiek daug matau. Tai va, ir čia tas auksinis tiltas ir čia ta ranka, kuri jį ale laiko. Tai dabar pasikėliau į pačią viršūnę jau. Tai nežinau, truputį jau pradėjau gailėti 32 eurų už pakilimą į viršų, nes nieko nesimato. 10 metrų į priekį matai ir daugiau nieko nebematai. Tai čia yra atrakcionų parkas toks, bet, nu, sakyčiau, čia labiau vaikam, nes visi šitie atrakcionai tokie nuobodūs labai. Ir jeigu teisingai supratau, dauguma iš jų įeina jau į bilieto kainą. Tik va čia va tokia va, kur gali laimėti tą meškiuką ar dar kažką, tai va ten man prašė susimokėti papildomai. Bet dauguma va tokių va supinių įeina į bilieto kainą. Tai čia dabar atėjau į alaus gamyklos patalpas. Ir čia iš karto vietoj gali ir atsigerti alaus. Tai žemyn nebeleido daugiau nusileis arčiau prie tų visų talpų. Tai einam paragauti čia jų gaminamo alaus. Yra toks vienas posakis, niekas neduos per galvą, jeigu paklausi. Tai taip ir padariau, paklausiu, sakau, gal yra kažkoks turas. Tai gavau asmeninį turą po visą tą gamyklą. Ir paskui po viso turo dar gavau vieną bilietą, kurį panaudojus gavau 2 alaus paragauti. Čia jų vietinių gamybos. Turėkit omeny, kad niekas per galvą neduos, jeigu paklausi. Tai čia dabar atėjau į dvasinę kažkokią erdvę ir čia šito keliu einant užlipsi jau į aukščiausią čia tą tašką šito kalno. Dabar einu į kažkokią pagodą, nors sakiau, jas nebeisiu, bet nu, jau čia esu, tai kodėlgi ne.
Tarp kitko, čia ant viršūnės yra netgi viešbučiai. Tai va čia va yra vienas iš tų viešbučių. Gali apsistoti ir pernakvoti viršūnį. Nežinau tik tai kainą. Atvažiavau į Bikini Bottoms restoraną pavalgyti burgerių. Tai šita kavinė panaudojo kempiniuko filmuko vieno restorano tematiką. Tai pagal viską man krabas turėtų daryti burgerius. Tai einam paragauti. Atnešė maistą. Tai, man atrodo, valgiau skaniausią burgerį savo gyvenime, nes nei Lietuvoje, nei Europoje nesuvalgęs skanesnio burgerio. Tik vienas pastebėjimas restoranui, kad biškį galėtų labiau su interjeru pasistengti. Jis toks buvo, ne. Labas rytas, važiuojam į naują vietą. Tik pirmai man reikia vatavą mocą išsitrauk kažkaip ten. Nežinau kaip. Žinote per telefoną žaidimą, kur reikia raudoną ištraukti iš ten uždarytos vietos? Tai panašiai pasijutau, reikia vieną patraukti, paskui kitą patraukti, paskui trečią, kad pats išvažiuotum. Bet išvariau. Tai atvažiavau į Marmuro kalnus. Tai čia bus visko, ir apžvalgos aikštelių, ir urvų, ir Budos statulų, žodžiu visko. Už įėjimą sumokėjau 40 000, euras 30. Tai va čia yra viso kalno žemėlapis. Aš esu va čia va. Ką tik buvau šitą urvę. Tai dabar einu į pagrindinį urvą. Ten iš nuotraukų, kiek mačiau, turėtų atrodyti labai gražiai. Šitas kalnas pavadintas Marmuro kalnu vien dėl to, nes iš jo daro visokias marmurinės statulas. Kai atvažiuoju čia link to kalno, tai visa gatvė yra pristatyta tokių visokių Budos statulų ir taip toliau. Ir realiai Danangė padariau viską, ką buvau suplanavęs padaryti. Tai čia buvo paskutinė lokacija. Šitą video tikriausiai pabaigsiu čia. Jeigu patiko, būtinai užsiprenumeruok mano kanalą. Jeigu turi kritikos, būtinai mane parašyk ir susitiksim kitą kartą.